Tos dienos jau istorija. Mūsų respublika ruošėsi sutikti Didžiojo spalio 60-metį. Daugiau kaip 4000 Vilniaus jaunuolių pasiaukojimų darbų iškovojo teisę pasirašyti raportą Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komitetui. Nugalėtojų sąskrydį Respublikos komjaunimo veteranai. Ir todėl nesistebėkime, matydami, kad revoliucijos kovų ir darbo veteranas, Didžiojo spalio bendramžis, slapčia nubrauks džiaugsmo ašarą, matydamas, kokių tik tai svajonėse regėtų aukštumų pasiekė tarybų šalis ir kaip skaičiai šiandieną viso pasaulio kovojančiai už laisvę ir lygybę žmonijai žėri spalio revoliucijos žvaigždė. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Ši atsakomybė ryškiai atsispindi naujoje ТСРС Конституциjoje. Поздравить вас с праздником 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции и пожелать успехов в строительстве коммунизма. Labai gerai dirbo pirmo cecho frezuotojai Jankauskas ir Jankauskienė, abu labai seni darbuotojai gamyklos, labai gerai dirbo ir įvykdė savo socialistinius įsipareigojimus prieš 60-metį Didžiojo spalio. Jūs rašote, kad gyvenant plėšininėse žemėse, jums įdomu kaip krūtame. Krūtame neblogai. Sudarome komjaunimo brigadas, Vitkutė, Matukanskas, Iljina, Bernotaitė ir kiti komjaunuoliai važiuos į kolūkius padėti įsisavinti kukurūzų auginimą. Surelių ceche paleista nauja fasavimo mašina. Dabar čia visas darbas mechanizuotas. Nuoširdžiai sveikiname jūs su gegužės švente. Mes tikime, kad plačiosios lygumos sužydės jūsų darbo vaisiais. Žodį tars pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis. Nenukrypstamai žengdama Lenino spalio keliu, komunistų partijai vadovaujant, tarybinė liaudis per šį palyginti trumpą laiką nuėjo kelią tolygų šimtmečiams. Nepamirštamos spalio dienos sukrėtė visą planetą, pabrėžė pranešime draugas Leonidas Brežnevas. Prasidėjo nauja istorinė epocha, pasaulio revoliucinio atsinaujinimo epocha, perėjimo į socializmą ir komunizmą epocha. Prasidėjo kelias, kuriuo šiandien žengia šimtai milijonų žmonių ir kuriuo žengti lemta visai žmonijai. Žmonės šventai saugo atminimą komunistų, aukojusių savo gyvenimą tam, kad Lietuva galėtų laisvai švęsti tarybų valdžios atkūrimo dieną. Sostinėje, kaip ir visose Respublikos vietose, šventiškai pasipuošę žmonės pripildo gatves, aikštes, parkus. Ir iš tūkstančių krūtinių suskamba daina, džiaugsmingai šlovinanti naująjį Respublikos rytą.